profesorius Egidijus Aleksandravičius pradėjo nuo išpažinties. Aš irgi tada pradėsiu nuo išpažinties. Pasidaviau pagundai čia kalbėti. Tiesiog kolegos įkalbinėjo, sugundė mane ir dabar aš turiu kalbėti po arkivyskupų ir po profesorių. Ir dar kalbėti apie pagundas. Bet kalbėti apie pagundas, kurias patiria kiti, yra kažkaip paprasčiau negu apie tas pagundas, kurias patiri tu. Tai tada ir pakalbėsiu apie kitų gundymus. Kokia yra gundymo esmė? Na, gundymo esmė yra tai, kad žmogus niekad nėra gundomas blogiu, arba tuo, kas negražu, tuo, kas nepatrauklu. Velnias irgi niekad neteina ar nesako pa žmogų, žiūrėk, va, imk ką nors bjauraus. Ne, jis visada tau pasiūlys ką nors tokio gražaus ir patrauklaus. Ir pati gundymo koncepto esmė yra nesiūlymas pasirinkti blogį, bet pasirinkti kabutėse geresnį gėrį. Gundymas niekad negundo tuo, kas yra protinga ir teisinga. Nes jeigu kas nors siūlytus rinktis tai, kas protinga ir teisinga, tai jau būtų nebe gundymas, bet geras patarimas, kurį verta pasinaudoti. Ir pasekmė gundymo dažniausiai irgi yra ta pati. Vat, norėjau kaip geriau, gausi kaip visada. Rinkausi tai, kas patrauklu, o likau iš tikrųjų prie sudužusios geldos ir dar priklausomas nuo paties gundytojo. Bažnyčia moko, kad šiam pasaulyje niekas nėra apsaugotas nuo pagundų. Nei vienas iš mūsų nesam apsaugoti, nėra apsaugotos taip pat ir bendruomenės, ir nėra apsaugotos ir tokios struktūros kaip valstybė. Mano kalbėjimas toliau, kas šiandien yra liberalios demokratinės valstybės pagunda. Daugelis esam girdėję turbūt garsųjį Böckenfjorde paradoksą arba kitaip vadinamą Böckenfjorde dilemą, kurią suformulavo Vokietijos konstitucinio teismo teisėjas Ernst Wolfgang Böckenfjorde 1976 metais. Kai pagalvoju, tai buvo tik 28 metai praėjo nuo visuotinės žmogaus teisių deklaracijos. Dar ta visuotinė žmogaus teisių deklaracija buvo tuo metu naujesnis dalykas, negu mums dabar kovo 11. Ir jisai pasakė tą garsią įžvalgą, cituoju: liberali sekuliarizuota valstybė gyvena pagal prielaidas, kurių pati negali savo garantuoti. Tai didžiulis nuotykis, kurį ji ėmėsi vardan laisvės. Kaip liberali valstybė ji gali išsilaikyti tik tuo met, jei laisvė, kurią ji suteikia savo piliečiams, yra reguliuojama iš vidaus, tiek iš individų moralinės esmės, tiek iš tam tikros visuomenės homogeniškumo. Kita vertus, ji pati negali užtikrinti šių vidinių reguliavimo jėgų, tai yra savo priemonėmis, tokiamis kaip teisinė prievarta ar autoritetingi potvarkiai. Tai darydama, ji atsisakytų savo liberalaus pobūdžio ir grįžtų prie totalitarizmo, iš kurio kadaise išvedė. Citatos pabaiga. Profesorius Egidijus čia ateidamas atsinešė mūsų daugam auditorijai mielą knygą Samuelio Grego. Aš neturiu tokios knygos, bet čia galėčiau atsinešti knygą, kuri kadaise buvo išleista dar 1959 metais ir vadinasi Lietuviškasis liberalizmas. Redaguota Kavolio, o jos leidybos darbais rūpinosi būsimasis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. Tai yra tekstų rinkinys, irgi tame tarpe ir katalikų, ir Juozo Girniaus ten yra tekstas, apie svarstantis įvairius liberalizmo, lietuviškojo liberalizmo aspektus, ir vienas iš tekstų yra Algimanto Gurecko. Įdomu yra tai, kad Algimantas Gureckas dar gerokai anksčiau negu Böckenfjorde iš tikrųjų pasako tą pačią įžvalgą. Citata. Teisės kūrybai yra būtina tam tikra vertybių sistema, kurios pati valstybė neturi ir negali susikurti. Todėl ji yra priversta savo teisės pagrindų naudoti kitos prigimties socialinio junginio vertybių sistemą. Socialinis junginys, kurio atstovaujamos vertybės naudojamos teisės kūrybos pagrindu,
neišvengiamai įgyja išskirtinę reikšmę ir padėtį valstybėje, veikia valstybės politika ir jos tikslus tampa valstybės šeimininku. Jis pasidaro valstybės individualumo žyme, jos vidinės vienybės pagrindų, egzistencijos pateisinimo, jos raison d'être. Citatos pabaiga. Žodžiu, tiek Böckenförde, tiek Gureckui yra akivaizdu, kad valstybė yra tol laisvių ir teisių garantų, kol pati nepradeda nustatinėti vertybių. Ir jei Böckenförde ir Gurecko kartai buvo akivaizdu, kad liberali demokratinė valstybė pati iš savęs nėra vertybių šaltinis, šiandien tai jau nebėra savaime suprantama. Pavyzdžiui, Konstitucinis teismas savo 2024 m. kovo 14 dienos išvadoje dėl Stambulo konvencijos nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos konstitucijai. Šitas išvada buvo atsakymas į klausimą, ar Lietuva ratifikuodama Stambulo konvenciją ir įsipareigodama mokyklose diegti tam tikrą vertybinį požiūrį, nepažeis prigimtinės tėvų teisės ugdyti vaikų pagal savo dorovinius įsitikinimus, be kitų dalykų konstatavo. Cituoju. Tėvų teisė savo nuožiūrą pagal savo įsitikinimus auklėti vaikus, dėmesio, kaip konstitucinė vertybė, turi būti aiškinama kitų konstitucinių vertybių kontekste. Toliau. Konstitucija suteikia išskirtinę teisę tėvams savo nuožiūrą rūpintis vaikų auklėjimu. Tačiau, čia praleidžiu nuorodas į straipsnius, įtvirtinta tėvų teisė auklėti savo vaikus pagal turimus įsitikinimus, teisė ir pareiga auklėti juos dorai žmonėmis ir ištikimais piliečiais negali būti aiškinama kaip reiškinti tėvų teisę auklėti vaikus taip, kad būtų nepaisoma konstitucijos, ignoruojamos jos ginamos vertybės. Citatos pabaiga. Šiaip skamba gal ir visai gražiai, bet čia yra du momentai svarbus. Vienas momentas yra tai, kad Konstitucinio teismo požiūriu tėvų teisė savo nuožiūrą rūpintis vaikų doriniu auklėjimu de facto nebėra laikoma prigimtinė teisė. Tai yra tokia teisė, kurią mums suteikia Konstitucija. Suprask, jeigu nebūtų Konstitucija suteikus, tai mes jos gal šiandien Lietuvoje ir neturėtume. Ir kitas, kad tėvai šią teisę gali pasinaudoti tik tiek, kiek jie laikosi vertybių, kurias dėmesio Konstitucijoje atrado Konstitucinis teismas. O kaip žinom, jis tas vertybės atranda nuolat. Vat šiuo metu mes dar, kaip pasakyti, kažkokių vertybių turbūt neatrado, bet greit atras. Ir kai atras, tada, kaip pasakyti, supraskit, kad jūs irgi turėsite savo vaikus pradėti auklėti atsižvelgdami į jas. Kaip pavyksta šiuolaikiniai valstybei, kurie save didžiuodamasi laiko liberalią demokratiją, taip užmaskuoti vertybių primetimą visuomeniai. O tą pavyksta iš tikrųjų nesunkiai padaryti. Todėl, kad tai yra pateikiama ne kas kita kaip kova už žmogaus teisės. Kai šiandien kalbama apie kovą už žmogaus teisės arba rūpestį žmogaus teisėmis, tai paprastai neturime omeny, kad kažkas gina žmogaus prigimtinės pamatinės teisės. Ne. Kai tas sakoma, paprastai turime omeny apie poreikį sukurti naujas teisės, kurių dar mes neturime. Ir tuo užsiema ne tik teisių gynėjais identifikuojančios save progresyvios įstaigos, organizacijos, politinės jėgos, to užsiema ir svarbiausios valstybės institucijos, kurių pagrindinė misija yra saugoti žmogaus teisės. Pirmiausiai Konstitucinis teismas, taip pat Seimo žmogaus teisų komitetas. Aš jau nekalbu apie lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, vaiko teisų apsaugos institucijas. Tačiau tiesiog sunku išsivaduoti iš jausmo, bet čia gal visai ir ne jausmas, o tiesiog tik pastebėjimas, kad atrodo, kad tos naujos teisės, kurių dar nėra, bet jau dėl kurių pažeidinėjimo mes galime būti kalti, kaip Laisvos visuomenės institutas tapo kaltas todėl, kad jisai pasisakė, Seime pareiškė nuomonę, kad jo manymu būtų neteisingai teisinti arba keisti šeimos sampratą, teisinant civilinę sąjungą. Jis jau buvo pripažintas pažeidęs teisės, kurių Lietuvos teisinėje sistemoje nėra ir už tai, kaip pasakyti, susilaukė valstybės sankcijų. Žodžiu, mūsų šitom teisų gynimo institucijom pagal tą įsivaizdavimą, kad kova už teisės tai naujų teisų kūrimas yra
Vien tik tai nepritarimas naujom teisėm jau gali reikšti elgimąsi arba veikimą prieš teisės. Ir jeigu tu nors ir pasisakai už pagarbą prigimtiniam žmogaus teisėm, tom, kurios yra įtvirtintos tarptautinėse žmogaus teisų dokumentuose, paminėtos visuotiniai žmogaus teisų deklaracijų, bet nesutinki, kad jos būtų keičiamos, jau gali būti laikomas ne tik neprogresyviu, bet tiesiog priklausančiu taip vadinamai kenksmingai tyliai daugumai, kuri neva trukdo Lietuvos progresui ir galutinį integraciją į vakarus. Tos jėgos, kurios pas mus Lietuvoje pasisako už progresą, kaip rodo apklausos, iš tikrųjų jos nėra gausios, bet jos yra įtakingos. Jos negali mums sukurti jų pageidaujamų naujų teisių įprastų demokratiniu būdu, bet jos rado kitą būdą. Profesorius Egidijus Aleksandravičius kalbėjo apie biurokratūrą. Čia būtų galima pakalbėti apie teismokratūrą arba teismokratiją, kai iš tikrųjų teismas jisai nusprendė, kad nesvarbu, kad Seimas nesusitarė dėl naujų teisių ar nevyko referendumas, bet mes galime tas teisės atrasti konstitucijai, nesvarbu, kad apie jas nieko nėra parašyta ir kad tuo metu, kai tauta referendume balsavo už konstituciją, net neįtarė, kad ten tokios teisės gali būti. Bet čia taip būkime nešališki ir taip pasvarstykime. O gal tai iš tikrųjų nėra taip blogai. Pasaulis progresuoja, pasaulis vystosi ir sutinkam, kad negali sakyti, kad negali atsirasti naujų teisių. Sakykime, viduramžiais ar antikos laikais, ar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais, kai kurių teisių nebuvo, kurias mes dabar turime. Ir ar tai iš tikrųjų yra pagunda, o gal galimybė tapti mums modernesnė, laisvesnė visuomenė. Kaip atskirti, kada naujų teisių kūrimas, įtvirtinimas yra gundymas, o kada yra tikra žmogaus teisių plėtra? Aš manau, kad pagrindinis testas glūdi pačioj mūsų konstitucijos 18 straipsnį, kuris skelbia: žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Kitaip tariant, jokia nauja teisė negali būti tokia, kurio jinai ne tik, kad netitiktų prigimtiniai teisė keliamų reikalavimų, bet ir dar apribotų mūsų galimybę vadovautis prigimtinėmis teisėmis. Bet Lietuvos teisinės ir politinės sistemos problema yra tai, kad iš tikrųjų paradoksaliu būdu palyginus nedaug žmonių galėtų atsakyti klausimą, o ką reiškia turėti prigimtinės teisės. Aš kaip kalbu su kolegom teisininkais, tai jie sako, prigimtinės teisės reiškia, kad jas turi nuo gimimo. Liktai kaip pas žodis prigimtinis reiškia gimimo teisės, kokios būtų. Jie net nesusimasto, kad, pavyzdžiui, lex naturalis arba natural rights yra visiškai ne apie gimimą. Ir iš tiesų, jeigu pasižiūrim, ką iš tikrųjų reiškia prigimtinės teisės, tai yra teisės, kurios egzistuoja nepriklausomai nuo valdžios sprendimo, egzistuoja nepriklausomai nuo susitarimo ir kurias mes galime atpažinti ir kuriom turime vidinę priežastį pritarti, todėl, kad esam protingos būtybės. Tomas Akvinietis, aiškindamas, kas yra prigimtinis įstatymas, pasitelkė tokią patogią metaforą, elegantišką metaforą. Čia sako, žiūrėkit, yra kaip su namu. Pavyzdžiui, ar tam, kad aš suprasčiau, kad pastatas yra namas, ar man reikalinga, kad Seimas nutartų, ką aš turiu laikyti namu, ar man reikalingas kažkoks valdžios įsakymas. Ne, aš pats suprantu, kad namas tai yra pastatas, kuris turi turėti stogą, kuris turi turėti sienas, langus, duris. Ir jeigu jis turi tas savybės, tai aš atpažįstu, kad tai yra namas, kuris tinkamas gyventi žmogui. Ir ši metafora iš tikrųjų taip pat patogi ir paaiškinti Tomo Akviniečio mintį, kaip prigimtinis įstatymas arba prigimtinės teisės gali keistis. Tomas Akvinietis sutiko, jos gali keistis, bet jisai sakė, jos gali keistis vienu iš dviejų būdų. Yra du būdai. Vienas keičiasi, kai kažkas, kas buvo prigimtinė teisė, jau nebėra ir atsiranda jos vietoje kita. Kitas būdas, tai, kas buvo prigimtinė teisė, neišnyksta, bet jis yra papildomas dar kažko kito, kas
to nepaneigė. Na ir iš tikrųjų, jeigu imtumėm tą namo metaforą, tai matytumėm, kad, pavyzdžiui, tiek Tomo Akviniečio laikais, tiek mūsų laikais, tam, kad pastatą galėtum atpažinti kaip namą, tas pastatas turi turėti stogą, sienas, langus, duris. Na, Akviniečio laikais dar turbūt buvo reikalingas židinys, bet, pavyzdžiui, mūsų laikais jau to neužtenka. Mūsų laikais taip pat reikia, kad pastatas jis dar turėtų ir vandentiekį, kokį sanmazgą, elektros instaliaciją. Bet tai, kad skirtingai negu Tomo Akviniečio laikais, mūsų laikais normaliam gyvenamajam pastatui reikalingas sanmazgas, nereiškia, kad jam nebereikalingas stogas. Arba tai, kad tu gali turėti internetą, tai tau nebereikalingi langai. Bet kai mūsų konstitucinis teismas mąsto apie teisės, atrodo, kad jis mąsto kitaip. Konstitucinio teismo požiūris yra maždaug toks. Kadangi vieniša moteris ar moterų pora gali pasinaudoti pagalbinio apvaisinimo medicinėmis procedūromis, vadinasi, vaiko prigimtinis interesas augti su tėčiu ir mama tampa nebesvarbus. Žodžiu, jeigu tu gali turėti vandentiekį, kam tau stogas. Jeigu tos pačios lyties asmenys turi privatų interesą būti laikomi šeima, konstitucinio teismo požiūriu vadinasi šeimos sampratai, šeimos prigimčiai lytis nebeturi reikšmės. Kas atsitinka, kai yra kūriamos teisės, kurios neduoda mums vidinės priežasties jom pritarti arba jų laikytis? Jos veda į tai, ką profesorius Alvydas Jokubaitis vadina vertybių tironija. Kadangi jis parašė visą knygą apie tai, tai aš jau rekomenduoju ją perskaityti, pats daugiau nesiplėtosiu, bet tik pridėsiu vieną dalyką. Tironijos esmė nėra diktatoriškas valdymas. Tironija prasideda dažniausiai ne nuo diktatūros. Platonas sakė, iš tikrųjų nuo demokratijos prasideda, bet kada jin tampa diktatūra, tada, kai teisinė tvarka yra pajungiama privačiam interesui ir kažkieno aistrų tenkinimui, kuris nepaiso protingumo ir teisingumo. Ir kai mūsų teisinė sistema pradeda kurti teisės, kurios iš tikrųjų netitinka teisingumo ir protingumo kriterijų, mes atsiduriam tironijos situacijų, nors gal iš pradžių ir atrodytų visai švelni ir liečianti kažką kitą, bet ne mus pačius. Toks naujų teisių kūrimas, kuris privačius interesus paverčia naujomis konstitucinėmis teisėmis, iš tikrųjų nepadaro mūsų laisvesniais. Pirmiausia, nepadaro laisvesniais, todėl, kad mes turime laikytis tvarkos, kuriai pritarti neturim vidinės priežasties. O jeigu neturi vidinės priežasties laikytis tvarkos, tai tokia tvarka yra tavo laisvės suvaržymas. Tačiau negali džiaugtis ir tie, kurių interesai yra paverčiami konstitucinėmis teisėmis, turime privatus interesai, ne bendrasis gėris. Nes jie tas teisės turi tik tai todėl, kad iš tikrųjų valstybė su savo vėzdu visus kitus priverčia jų paisyti teisių ir vykdyti reikalavimus, kurie kyla iš tų teisių. Kitaip tariant, vertybių tironijos bruožas yra tas, kad jeigu tu nori naudotis arba gauti šios privalumų, tu neišvengiamai tapsi tironijos klientų ir kolaborantų. Ir šita situacija iš tikrųjų nėra tokia maloni. Šiandien jau kelis kartus girdėjom cituojant Šiluvos deklaraciją ir aš irgi vėl sutrumpintai pacituosiu. Čia tekstas yra, gal iš toli nesimato jo, bet ten parašyta. Laisvoje demokratinėje valstybėje būtina gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius, yra išvardinami tie gėriai ir toliau konstatuojama. Tik išsaugodami šios gėrius galime išlikti ir klestėti. Nepateisinama juos ignoruoti, teisiškai apibrėžiant asmenį, jo lytį, laisvės, teisės bei šeimą. Žmogaus prigimtis, šeima ir asmens laisvė yra ankstesni už valstybę. Valstybės įstatymai turėtų atitikti tiesą apie žmogaus prigimtį, šią tiesą jie turi saugoti, o ne keisti. Kai taip skaitai Šiluvos deklaraciją, tai supranti, kad jinai yra ne šiaip deklaravimas svarbių dalykų,
Šiluvos deklaracija šiandien Lietuvoje yra ne kas kita kaip kvietimas pasipriešinti vertybių tironijai. Ir šiandien tikrieji kovotojai žmogaus teisės yra ne tie, kurie siūlo paversti privačius interesus naujomis konstitucinėmis teisėmis. Šiandien tikrieji kovotojai už žmogaus teisės yra tie, kurie gina laisvę vadovautis teisingumo ir protingumo reikalavimais, kurie nepriklauso nei nuo įstatymo leidėjo, nei nuo teismų valios. Ir drįstų teigti, kad jie yra didesni liberalai už tuos, kurie šiandien siekia vardant taip jų įsivaizduojamo žmogaus teisų, kuo daugiau privačių interesų paversti konstitucinėmis teisėmis. Besiruošant konferencijai, Šiluvos deklaracija man netikėtai susišaukė su dar vienu tekstu. Jūs neatspėsit kokiu. 1947 metais paskelbtų liberalų manifestų. Čia jis irgi yra toj pačioj knygui mano minėto lietuviškas liberalizmas. Paskelbta Oksforde, nežinau, ar jis Jungtinės karalystės Oksforde, ar Amerikos Jungtinės karalystės. Ir jisai, tas manifestas, žiūrėkit, prasideda štai tokiais sakiniais. Čia pat pirmos 3 tezės. Cituoju. Žmogus yra visų pirma būtybė aprūpinta pajėgumu savarankiškai mąstyti bei veikti ir sugebėjimu skirti gėrį nuo blogio. Pagarba žmogaus asmeniui ir šeimai yra tikrasis visuomenės pagrindas. Valstybė yra tik bendruomenės įrankis. Ji neturi imtis galios susikertančios su pagrindinėmis piliečių teisėmis bei esminėmis atsakingo ir kūrybingo gyvenimo sąlygomis. Citatos pabaiga. Nežinau kaip jum, bet man atrodo, kad šitas tezės buvo visiškai galima laisvai įdėti Šiluvos deklaraciją ir jos visiškai nebūtų iškritusios iš konteksto. Už mūsų ir visų laisvę. Ačiū.